Tai laba diena. Šiandieną mes kalbame apie viešąją komunikaciją. Žmonės dažnai susimąsto, kad viešoji komunikacija tai yra tai, ką mes atliekame kiekvieną dieną nuo pat gimimo iki savo mirties. Tai reiškia, jeigu aš tą darau kiekvieną dieną nuo pat mažumės, ar tikrai yra ko dar pasimokyti, nes tiek atrodo buvo praktikos. Jeigu kalbėsime apie pačią komunikaciją, mums reikėtų dar suprasti, kas ta komunikacija yra ir tada galbūt mums truputėlį aiškiau pasidarys, kokie galimi nesklandumai arba kokie galbūt yra trūkumai mūsų komunikacijoje, kada mes teikiame vienokią arba kitokią informaciją. Jeigu labai grubiai tariant, pati komunikacija yra apsikeitimas informaciniais ženklais. Tai reiškia, kad mes vienais arba kitais būdais pateikėme informaciją tą, kuri pas mus yra susikaupusi mūsų galvoje. Dažnai žmonės klysta, kada gauna klausimą, o koks yra komunikacijos tikslas, dėl ko mes komunikuojame. Ir klaida yra tokia, kad sako, aš bendrauju tam, arba aš savo komunikacijai turiu tokį tikslą, kad kitas žmogus mane išgirstų. Savaime garsas yra triukšmas. Ir tada, kai aš tiesiog kalbu, žmogus gauna tam tikrą informaciją, kuri iš jo ir išplaukia lygiai taip pat. Todėl komunikacijos vis tik tikslas yra, kad mane teisingai suprastų. Tai reiškia, tai, ką aš turiu savo galvoje, aš tą turiu perduoti kitam žmogui. Ir tą mes perdavinėjom pačiais įvairiausiais būdais. Aišku, kaip labiausiai paplitęs komunikacijos būdas yra bendravimas žodžiu, susitinkame su žmogumi, mes jam šnekame, mes su juo šnekame, mes jam kalbame kažką tai. Jeigu mes suprasime, kad tikslas yra ne tik informaciją paskleisti, bet kad tave teisingai suprastų, tada jau atsiranda labai daug niuansų. Ir pradžiai pabandysiu pasakyti turbūt, arba parodyti, teisingiau būtų pasakyti, parodyti modelį, kuris yra elementarus, daugelį yra žinomas, bet labai aiškiai atspindi patį komunikacijos procesą. Šnekame, mes kažką tai sakome, mums kažką tai sako, ir ilgainiui suprantame, kad tam tikra informacija, kuri buvo pateikta iš mano pusės, buvo kitaip suprasta kito žmogaus. Žmogus man kažką tai pasakė. Aš supratau irgi ne visiškai taip, kaip jis norėjo, kad aš suprasčiau. Kurioje vietoje yra problema? Labai paplitęs žaidimas tarp vaikų, kurį vėlesnėme amžiuje suaugę yra linkę užmiršti. Tai yra sugedęs telefonas. Tiek, kiek vaikai žaidžia, tiek atrodo informacija išsikraipo. Kodėl jinai išsikraipo? Kas ten tokio nutinka? Kur ta informacija prapuola arba kas įtakoja, kad ta informacija būtų būtent tokia, o ne kitokia? Tai grubiai tariant, aš kaip žmogus, kuris turiu informaciją ir noriu kažką tai pasakyti, tebūnie jums noriu kažką tai pasakyti, aš esu komunikatorius, arba, kitaip sakant, informacijos siuntėjas. Dar paprasčiau tariant, aš įsivaizduoju, kad savo galvoje turiu tam tikrą kiekį informacijos, kurį norėčiau perteikti. Mano tikslas, kaip jau minėjau, yra ne tai, kad jūs išgirstumėt, bet tai, kad jūs suprastumėt šitą informaciją. Kas vyksta? Pirmiausia, atsiranda vienas žaidėjas, toksai kaip aš, ir jisai yra komunikatorius arba informacijos siuntėjas. Mano tikslas yra perduoti informaciją tokią, kokia pas mane yra galvoje. Jeigu aš būčiau nepaprastas žmogus, o būčiau kažkokia tai elektroninė mašina, greičiausiai mes tą darytumėm paprastuoju būdu, kaip dabar mes apsikeičiame informaciją tarp įvairių kompiuterių. Ar tai teiktumėm informaciją erdviniu būdu, arba dar paprasčiau ir vaizdžiau, tai yra įsijungčiau savo į galvą kažkokį tai informacijos stiką, ar tai USB flešiuką, įsijungiu, perkraunu informaciją ir jums taip pat įjungiu. Taip nesigauna.
Ta informacija, kurią aš ją turiu perteikti ir jinai yra užkoduota kažkokiam tai formate, kuris yra neprieinamas mano pašnekovo. Ką aš darau? Aš informaciją koduoju. Informacijos kodavimas išeina iš manęs ir kodavimas yra, dažniausiai aš koduoju į žodžius, į vaizdus, į gestus arba į dar kažkokį tai kitokį formatą, kuris mano manimu būtų pats tinkamiausias kitam žmogui suprasti. Na, kaip pavyzdys yra žodžiai. Kada mes kalbame, pasakome tam tikrus žodžius, mes naudojame apibūdinimus, kurie man yra aiškesni negu kitam žmogui. Pats geriausias pavyzdys yra spalvos. Jeigu mes sakysime, kad aš matau arba aš mačiau vakar raudonos spalvos automobilį, tai raudonos spalvos atspalvių mes turime labai daug. Ir tada ryškiai raudonas, blankus, truputėlį į morkinę spalvą panašus, ar blizgantis matinis ir panašiai. Tai prasme, labai daug įvairių variantų. Ir pavyzdžiui, tai, kaip man priimtina raudona spalva, kitam žmogui jinai gali būti visiškai kitaip priimtina. Ir tas užkodavimas, aš užkodavau į žodžius ir pasakiau savo informaciją pagal tą kodą, kurį aš kaip ir vertinu kaip pakankamai tinkamą. Sekantis dalykas, kas yra taip pat labai svarbu, tai man reikalingas yra kanalas. Jeigu aš jau taip vis sakau, kad pasakiau, galbūt ne tik pasakiau, galbūt parašiau. Parašiau ranką, parašiau kompiuteriu, paskambinau telefonu, pasakiau žodžiu, nupaišiau piešinį, vaizdinį kažkokį tai ar dar kažką tai. Tai yra tam tikras kanalas, kuris yra, sakykime, geriausias. Mano akimi žiūrint. Šitoje vietoje yra kanalas. Čia, sakykime, aš padariau tai, kas nuo manęs priklauso. Turiu informaciją, ją užkodavau, perdaviau per tam tikrą kanalą. Dabar šalia manęs arba priešais manęs stovi kitas žmogus, kuris šitą informaciją turi gauti ir ją vienaip arba kitaip turi suprasti. Ką jisai daro? Jisai girdi per šitą kanalą, girdi tam tikrą triukšmą, kurį jisai bando įsivertinti, iššifruoti arba iškoduoti pagal jo supratimą. Vyksta atkodavimo procesas. Atkodavimo procesas jisai ypatingas yra tuo, kad žmogus turi savotišką savo matricą, pagal kurią jisai bando suprasti tai, kas buvo ką tik pasakyta. Kaip jau minėjau, jeigu aš sakiau, kad raudona spalva, tai kaip jisai supranta tą raudoną spalvą, taip jisai ją bando ir atkoduoti. Na ir čia, žinoma, yra tas pats žmogus, kurio galvoje vėliau susidaro kažkoks tai vaizdinys. Jisai yra informacijos gavėjas. Viskas atrodytų labai paprasta. Modelis paprastas, viskas kaip ir lengva, suprantama, bet kiekviena šita rodiklytė mes turime suprasti, kad tai yra lūžio taškas. Tai reiškia, kiekvienoje šitoj pozicijai mes turime informacijos iškraipimus. Ir čia slypi tas velniukas, kuris dažniausiai pakeičia informaciją ir kuris mums duoda tą mūsų tikėtiną arba lauktiną variantą, kada mes žaidžiame žaidimą sugedęs telefonas. Ką būtų galima padaryti, kad šitie iškraipimai būtų kaip įmanoma mažesni? Sakau mažesni, todėl kad iškraipimai neabejotinai jie atsiras. Vienas dalykas yra tai, kad mes suprasime turinį, kitas dalykas, kad mes suprastumėm kontekstą, paslėptą mintį ir visą kitą. Šitoj vietoj mes sakome, kad negali būti komunikacija vienpusė. Kol kas aš ją nupaišiau vienpusę. Dvipusė informacija arba dvipusė komunikacija jinai vyksta tokiu atveju, kai aš pasakau kažkokią tai informaciją ir jeigu negaunu jokio klausimo, aš tada turėčiau paklausti, o kaip tu mane supratai? Ką tu apie tai manai? Kodėl aš užduodu būtent tokio formato klausimą? Todėl, kad kitas žmogus, manęs klausydamas, jis tikrai girdėjo informaciją,
tikrai kažką suprato. Ir jeigu aš jo paklausiu, ar tu mane supratai, garantuotai gausiu paprastą atsakymą. Taip, supratau. O ką jisai suprato? Jisai greičiausiai suprato, kad aš jam kažką sakiau, kad aš jam pateikiau kažkokią tai informaciją. Na, nesu aš iš kitos planetos tam, kad aš nesuprasčiau, kad tu kalbi. Ar ne? Ir jis kažką suprato. Tuo tarpu mano tikslas yra, kad tas žmogus nesuprastų savaip, o suprastų taip, kaip aš jam noriu pateikti šitą informaciją. Todėl mano tikslas yra iš jo išgauti ne atsakymą, kad jis suprato, o perfrazavimą. Tai reiškia, mūsų bendravime labai svarbus dalykas yra perfrazavimas arba grįžtamasis ryšys. Aš pasakiau, šitas žmogus kažką suprato ir labai gerai, jeigu jisai pats pasako, ar aš teisingai tave supratau, tu norėjai man pasakyti tą ir tą? Aha. Arba aš tada jo paklausiu, kaip tau tai pasirodė, ką tu apie tai manai. Tokiu atveju mes uždarome šitą ciklą ir sujungiame modeliuką. Žmogus yra protinga būtybė ir ji yra tuo pačiu ir sociali būtybė. Socialumas, jis yra susijęs su bendravimu, komunikavimu. Taip, kad jeigu mes nustosime komunikuoti, mes vis labiau nustosime būti žmonėmis. Kodėl mes tiek daug komunikuojame arba tiek mažai? Žmonės yra skirtingi. Ir skirtingiems žmonėms reikalingas komunikavimo poreikis yra skirtingas. Vieni žmonės yra labiau linkę komunikuoti, kiti tuo tarpu mažiau. Parodysiu vieną tokį modeliuką. Jis yra labai paprastas, yra paimtas iš vienos elgesio tipologijos, tai reiškia, kada mes galime suskirstyti žmonės į tam tikras grupės pagal tam tikrus žmonių požymius. Tai vieni žmonės yra labiau linkę komunikuoti, kiti mažiau. Nuo ko tai priklauso? Tai priklauso dažnais atvejais nuo jų orientacijos. Tai reiškia, visus žmonės, kokius mes juos turime, mes galime padalinti į dvi dalis. Galime į lygias, galime ne į lygias, taip kaip mums patiktų labiau. Vieni žmonės labiau yra orientuoti į tikslus, kiti žmonės labiau orientuoti yra į kitus žmonės. Ir šitoje vietoje mes galime paišyti raidelę T ir raidelę Ž. Galbūt tokio labai didelio aiškumo šitoje vietoje ir nėra iš pirmo žvilgsnio žiūrint, nes atrodo, kad visi žmonės yra orientuoti ir į žmonės, ir į tikslus. Ir tiesiog mes gyvename kaip ir tokiam, pilnatvėje tokiai savotiškai. Bet vieniems žmonėms yra labiau svarbu, ką aš darau, kodėl aš tai darau, kas man iš to, kokius dalykus aš galiu pasiekti ir panašiai. O kitam žmogui daug svarbiau yra, su kokiais žmonėmis aš bendrauju. Kaip tie žmonės reaguoja į mane, ką aš galiu dėl jų padaryti, ką jie gali dėl manęs padaryti. Tai reiškia, vieni žmonės mato per žmonės, kiti mato per tikslus. Na, kaip pavyzdys būtų, galbūt susitinka žmonės ir tarpusavyje šnekasi ir vienas sako, žinai, svarbiausia yra žinoti, ką mes norime pasiekti. Kai mes žinosime, ką norime pasiekti, surinksime pačią geriausią žmonių komandą ir su tai žmonėm pasieksim. Iš kitos pusės yra kita tokia pozicija. Kitas žmogus sako, žinai, svarbiausia yra turėti gerą komandą. Kada yra gera komanda, kada visi tarpusavį susibendravę, kada vieni kitus gerai pažįsta, kada viskas gerai gaunasi. Tokiu atveju mes galime bet kokį tikslą pasiekti. Tikslai jau tada nebėra jokia problema. Ir šitoj vietoj mes suprantame, kad nei vieni, nei kiti nėra nei labiau, nei mažiau teisūs. Tik vieni žmonės pasaulyje yra linkę matyti per žmogiškąją prizmę, kiti tuo tarpu per tikslų arba veiklų prizmę. Dar vieną faktorių mes galime įvesti ir kas parodys truputėlį aiškesnę takoskyrą, tai mes dar galime įvesti kitą faktorių, kuris tuos pačius žmonės, nepriklausomai nuo to, į ką jie yra orientuoti, ar į žmonės, ar į tikslus, šitie žmonės dar palaiko tam tikrą tempą.
Tai reiškia, vieni yra linkę greičiau įsitraukti ir daugiau bendrauti, kiti tuo tarpu yra linkę truputėlį ramiau ir galbūt nuosekliau. Ir tada viršutinę dalį mes galime atiduoti greitesniem žmonėm, kurie palaiko greitesnį tempą. Apatinę dalį mes galime atiduoti tiem, kurie yra truputėlį lėtesni ir palaiko lėtesnį tempą. Čia galbūt lengvesnis yra supratimas, nes visi žmonės supranta, kuris yra lėtesnis, kuris yra greitesnis. Dažnais atvejais mes turime dar tam tikrų nuostatų, kurios mums arba padeda, arba trukdo, kada mes kalbame apie mūsų tempą. Greitieji sako, kad lėti yra blogai. Lėtas, jisai vos, tu jį stumk, trauk, su juo yra sunku. Lėti apie greitus sako, žinai, tie greiti tai kaip akis išdegė, laksto, draskosi, mėtosi ir panašiai. Nei vieni, nei kiti nėra blogesni, tiesiog jie tokie yra. Ir kada mes kalbame apie skirtingus žmonės, kurie tarpusavį komunikuoja, mes dažnais atvejais turime nesėkmingą komunikaciją vien tik tai dėl to, kad žmonės yra skirtingi. Suvokimas, kad mes esame skirtingi, jis dažniausiai mums kiša koją, norint suprasti kitą žmogų. Na ir įsivaizduokite, kalba greitesnio tempo ir lėtesnio tempo žmogus. Greitesnis stengiasi greitai sumesti visą informaciją, viską susakyti, užbaigti šitą klausimą, pereiti prie kito klausimo. Tuo tarpu lėtesnis žmogus sako, aš noriu apie tai padiskutuoti, aš noriu apie tai daugiau pasišnekėti, man trūksta truputėlį informacijos, arba ar galėtum daryti pauzes tarp savo teksto, kad aš galėčiau aiškiai suvokti, ką tu norėjai pasakyti. Ir šitoje vietoje mes galim pasakyti, kad kaip minimum 4 tipai žmonių, kurie tarpusavį komunikuoja visiškai skirtingai. Žmogus orientuotas į tikslus ir palaikantis greitą tempą. Jisai linkęs nedaug žodžiauti, greitai, aiškiai kažką tai pasakyti, dažniausiai dalykinė informacija, dažnais atvejais pateikti pareiškimą, pareikalauti informacijos iš aplinkinių ir uždaryti pokalbį. Nėra kada šnekėti, reikia kažką tai daryti. Greitesnis žmogus, orientuotas į žmonės, jis palaiko greitą tempą, bet jam yra svarbu žmonės. Kada svarbu žmonės, visais atvejais mes sakome, tarpasmeninė komunikacija šitiem žmonėm yra labai svarbi. Tiek šitiem, tiek šitiem. Šitoj vietoje mes galime suprasti, kad tokie žmonės, jie komunikuoja, jie mėgaujasi komunikaciją, jie šneka daug ekspresijos, daug veiksmo, daug epitetų, daug apibūdinimų iš įvairiausių pusių, nuolat besikeičiančios temos ir panašiai. Nes tempas greitas, atrodo daug informacijos ir daug visko reikia pateikti. Sekantis variantas yra orientacija į žmonės, labai svarbu yra žmonės, bet lėtesnis tempas. Šitas žmogus nėra linkęs mėtytis informaciją, vienu metu labai daug informacijos pateikti, greitai šnekėti, peršokinėti nuo temų. Tiesiog šitas žmogus šneka truputėlį lėčiau ir ramiau. Daugiau linkęs yra klausyti, daugiau linkęs suprasti, užsifiksuoti informaciją ir panašiai. Bet nesunkiai pakankamai komunikuoja, nes jam svarbu yra žmogus, su kuriuo jisai šneka, ir svarbu, kad truputėlį tempas būtų lėtesnis. Na ir ketvirtasis variantas – lėtesnis tempas ir orientacija į tikslus. Tai reiškia, šitas žmogus yra linkęs kalbėti daugiau apie tikslinę informaciją, bet kadangi yra lėtas tempas, lėtesnis tempas ir orientacija į tikslus, šitas žmogus dažniausiai išvis linkęs yra truputėlį daugiau sulaikyti tos informacijos ir mažiau jos pateikti. Daugiau išklausti, išklausyti, patylėti, pasakyti tik tada, kada daugiau informacijos yra sukaupęs. Tai 4 skirtingi variantai, kaip mes dažniausiai pateikinėjame informaciją. Ir kitaip sakant, šitie žmonės yra daugiau linkę uždavinėti klausimus ir pareikalauti iš kitų ir nelinkę patys į priekį šokti. Šitiegi žmonės yra linkę daugiau būti atviri ir labiau paatvirauti, nes daugiau pasitikė žmonėmis ir panašiai. Ir kas yra labai svarbu, tai kad jeigu pas mus bendrauja tokio pat tipo žmonės, jie susišneka labai lengvai. Bet kada bendrauja priešingi žmonės, pavyzdžiui, greitas orientuotas į žmonės ir lėtas orientuotas į tikslus, jie dažniausiai turi nesėkmingą komunikaciją.
Tai dažnais atvejais pakerta bazinės komunikacijos, sakykime, įpročius, bazinės komunikacijos tikslus ir mes automatiškai užstringame vienoje vietoje.